Labas rytas. Sveikiname su jumis iš savo antrosios dienos Amsterdame, Kopenhagoj. Monika šiandien su mano Maike, nes jau nebeturi švarių rūbų. Mažai prisidėjo. Mano susiglamžęs labai vienas. Tai va, tai dabar atjungiame elektrą, kad per dieną čia nesikrautų mašiną, nereikia dėl saugumo sumetimų. Labai toks skubus, sakykim, rytas buvo, norėjom susiruošti ir kuo anksčiau jau išvaryti. Tik, maisto mažai turim, tai keliai biškai sustosim, gal Aldi kokia yra ten prie stoties, iš kurios mes išvažinėjom. Nusipirksim bandelių kokį. Gerai, dabar viskai pastebėjom, kad jie rakina tos dviračius. Va tokie yra užraktukai ant rato, kurie neleidžia tiesiog ratui suktis, važiuoti. Tai bet nežinau, bet pakeli už bagažinės ir važiuoji. Įsimetė į autobusą ir nusivežė. Ant priekinio rato. Tai va, tuo įeisime į šitą pilį ir jinai ypatinga yra tuo, kad jūsų gidė Gabrielė vėlgi pristato šiek tiek istorijos. Joje gyveno 17 amžiuje vienas karalius ir tada kitas karalius, kuris buvo praeito karaliaus sūnus, aišku. Ir tai buvo absoliutinės monarchijos periodai. Ir todėl toj pily yra viskas ekstra labai turtingai atrodo, visokių turtų pritempta, auksų ir taip toliau, nes absoliutinės monarchijos laiku viskas būdavo karaliui, kaip įmanoma prabangiau daroma. Ir tada po tų dviejų karalių šita vieta tapo tiesiog turtų saugojimo chata, sandėliu. Ir jie persikėlė gyventi kitur. Tai dabar nuo 19 amžiuje kažkur vidury atidarė ją kaip muziejų ir dabar visi atvaro į muziejų. Trečią sykį bandau įrašyti, tai žinokit, išėjom ką tik iš tų rūmų, tai absoliučiai verta turbūt kiekvieno cento. Nėra taip, kad kaip būna kartais kitose pilyse, kad tipo kambariai ten tokie vienas stalas, vienas paveikslas, viena kėdė ir ten kažkas. Tipo rubelis koks vienas ar dar kažką. Čia tiesiog net nebuvo, tipo, žiūri ir jau net nebežinai, kur žiūrėti, noris kiekvieną smulkmeną, kiekvieną detalę peržiūrėti. O dar tas po apačia, tie kambariai visų pirma labai įdomus. O ir dar tas po apačia visas, kaip tas treasure, turtų, tie rusiai, tos turto rusys. Karališkoji saugykla gal. Karališkoji saugykla gal labiau, neturtas kleps. Tai iš viso, wow, kažkas nematyto, kažkas labai išskirtinio. Tai žiauri geras, labai rekomenduoju tikrai pamatyti. Oceano filme, vienam iš Oceano filmų. Jo, galvojam, kaip reiktų išnešti kažką iš ten, aš net neįsivaizduoju. Pusę metro apsauginiai šiaip dar prie tų karūnų dar papildomi stovi, sėdi. Tai labai įdomu, kaip jaučiu iškart miršti ir viskas. Jeigu tik kažką ten pabandai. Tai. Ir dabar biškį skubam į kitą, kaip yra, ten yra
Ten gyvena dabar. Ten gyvena dabar šita karališkoji šeima Danijos. Tai ten galima kai kuriuos... Į kai kurias vietas. Jo, į kai kurias vietas galima įeiti, pažiūrėti, tipo, kai kurie, aišku, kambariai neprieinami ir ten visokie sektoriai, bet kai kur bus galima pažiūrėti. Tai vat varom, nes užsidaro už 1,5 valandos, tai reikia nepavėluoti. Nes rašė, kad iki 5, o pasirodo iki 3. Jo, ir mes nusipirkom kombinuotą bilietą, pigesnis į tas abidvi pilis, nes vis tiek būtumėm barę, tai sutaupėm biškį. Bet reikia per šiandien pamatyti, nes mūsų rytoj čia jau nebebus, tai varom. Nu va ir karališkieji rūmai. Čia ir dabar gal, nu gerai, gal dabar ir nėra, bet šiaip tai būna ponai karaliai Danijos, tai... Ai, žiemos sezonu būna. Va. Spėjom. Įėjom jau. Tai dabar pradėsim žiūrėti. Kas čia gero? Sakė, čia pardavėja. Už kasos moteris sako. Taip žiūri į mumis tokia. Viena antrą sykį taip vis pažiūri. Aš ją pažiūriu, nusišypsau. Ir tas šaunas sako, gal iš Lietuvos? Ir mes pradėjom žvengti. Sakom, ta prasme. Sako, nu labai lietuviški veidai, tai sako, pagalvoju, kad iš Lietuvos. Tarsi, ar tikrai? Ar taip matos? Mes nei kalbėjom lietuviškai, nei ką prie tos kas. Bliama, lietuviai vieni kitus atpažins bet kur, man atrodo. Giminės medis tai toks biški platesnis. Čia va, karalių medis toks. Nuo 900 eina realiai. 900 metų iki vat šiandienos Margarita II. Čia va, buvusio prieš tai karaliaus dabartinės karalienės tėvo. Toks kaip ir ofisas. Gan paprastas šiaip, lyginant su praeitą pilim. Sakė, labai mėgdavo rūkyti, tai va, šitiek pipkių. O čia dabartinės karalienės proprosenelio kambarys. Nu, bažnyčia, žinokit, įspūdingo grožio irgi. Labai patiko. Pasėdėjom 5 minučių, pasižiūrėjom, išnagrinėjom kiekvieną paveiksliuką, tęsiam toliau savo maratoną, varom iki tokios bažnyčios, kur reikės apie 500 laiptelių lipti ir taip labai įdomiai lipti, man atrodo, man biškai nepatiko, kiek iš nuotraukų mačiau, nes lauke tiesiog, ten yra tu lipi lauke ir taip ratu kažkaip ir tokia labai siaura lygtais tvorytė, bent jau kiek mačiau iš išorės, tai nesu labai super nusteikus, aš nesu tokia labai aukščio fanė, ypatingai tokių konstrukcijų, kur taip mažos jos kažkokios tokios mažos tvorytės, dalykai visokie, nu tai žodžiu. Tai nusprendėm važiuoti dabar iki ten, tai nežinau kaip čia bus, man tokias noro, tai biški yra, biški nėra, jeigu bus labai baisu, tai aš turbūt gal ir nelipsiu, tada pamatysim. Dabar leidžiamės į metro. Reik nupirkti bilietą, čia netrauksiu. Ai, reik nusipirkti bilietą, jo. Tai leidžiamės į metro ir biškai pavažiuosim, nes labai toli eit. Tai va pats tas galiukas turi lipti palei tą auksinį turėklą. Tai, I don't know. Nu, kaip sakant, palipa mane. 90 metrų ir 400 laiptelių. Lengvai. Kvapas toksai ir viskas tai, nu, jau labai senokai čia atrodo. Laiptai sulinkę visi. Sienos išlinkę, nu toksai senesnis jau pastatėlis.
Tiesiog praleidinėjom žmonės jau kokie 5 minutės iš viršaus, nes laiptai per siauri. Vaizdelis tai labai geras. O čia toliau tie laiptai. Gal bandysim. Nu, šitų tai biški taip nėra, kad labai kažkaip jaukiai. Aš nežinau, tai ta tvora aukšta labai. O ne? Man tai kažkaip... Man čia geriau negu ten buvo tie siauri status. Į dangų lipam. Tai turbūt viskas čia, žinok. Jo. Pafilmė, kaip atrodo tas galiukas. Negaliu, bijau. Tiesiog lipam greičiau iš čia. Hola. Hello. Dabar varom į taip visų išgirtą ir kai kurių sekėjų net rekomenduotą tokį street food marketą, Refin vadinasi. Iki jo biški pavažiuoti teko mum autobusu, bet jau va, prieinam neužilgo jį, nu tipo labai skanu ir atmosfera labai gera ir daug pasirinkimo, nu toksai jau labai gerai vertinta vieta, tai pažiūrėsim, paragausim kažką. Kokias apylinkės tai labai taip įdomiai. Apylinkės tokias įdomios, to parodo. Va tokiais va, tai, na aišku, mes čia biškai į šoną nusukom, bet čia tokie jachtų servisai, kažkokie garažai, kažko žodžio, tai va. Bet, kaip sakant, matom, kad žmonės eina. Čia biškai iš galo biškai eina, tai nežinau. Turbūt visi ten pat, nes čia nieko daugiau nėra šitam gale. Čia po kairė klubas baras, o čia įėjimas į turgelį. Street marketą, tai pažiūrim. Pavalgėm, buvo belenkaip skanu. Labai gera aplinka, tai visiems ačiū, kas rekomendavo. Tikrai būtume jaučiu nevarę, nes pakankamai tolokai nuo tos pagrindinės dalies. Nuo ten, o dieve, kokia blizganti, kokia prišutus. Tai va, bet dabar jungiame visišką atostogų režimą. Ir šis vakaras yra tiesiog... Nežinom, kur nuvesti realiai. Išjungiam kamerą ir tikrai dabar jau atostogausim šį vakariuką. Bye. Labas rytas. Sveikinamės su jumis iš savo paskutinės dienos Danijos šalyje. Kraunamės daikčiukus, tada varysim vandenį susitvarkyti ir į kelią. O į kurią pusę? Neaišku. Monika sapnavo, kad nesikuriam šiandien paskutinę dieną. Negalim išvažiuoti namo laiku. Ir dabar bijo, kad sapnas išsipildys visą rytą parinas. Aš manau, kad čia eilinis tik tais jos beprasmis nervas. Sakiau. Nu, gal dabar jau ir Jasnytė, kaip grįšim po tokių užrašų, bet jeigu dar kam ne, tai dabar įvažiuojam į Švediją, persikelsim į Švediją Oresundo tilto, tuo, kur po vandenį sulenda. Monika bijo labai, domėjos, kiek ten ilgai reiks važiuoti po vandeniu.
kiek ten jisai tvirtas ir taip toliau. Va. O tada dar nuvažiuosim apie 150 km iki Karlshamno nuo Malmo. Ir iš Karlshamno kelsimės keltu į Klaipėdą. Ir va taip pat mūsų rizika sulūžti kur nors Vokietijoje arba Lenkijoje sumažėja iki tiesiog 0%. Tai va, ir pataupysim ir mašinos kilometrus ir... Tai mes dabar jau įvažiuojam po vandeniu, o gal ir ne? Ne, po vandeniu dar neįvažiuojam. Mes išlysim iš vandens. Taip ir bus. Oh my god. Jo, taip ir yra, žiūrėk. Amanda, the water, please help me. Please help me. Sodinta augalais, kad tokiems durniukams kaip tu nebūtų baisu. O matau vandenį šone. Taip? Išlindom. Va. Nu, tai ir labai baisu buvo. Ne, visiškai normaliai. Kalbam su Monika, kad žmogaus sugebėjimas, ta prasme, tie žmonės, kurie sugeba sugalvot, suprojektuot va tokius statinius, ta prasme, po vandeniu kažką tiesiog pastato. Jau metro man yra įspūdinga, kaip stato. Bet po vandeniu dar kai va tokius pastato, arba va tokio ilgio tiltą tiesiog. Ta prasme, nu, respektas, seni. Tiesiog respektas tam, kas sugalvoja ir įgyvendino tokius dalykus. Nu, čia yra nenormalu tiesiog. Nuo to, kai gyvenom molinėse trobose prieš 1000 metų, iki va tokių dalykų. Prieš 1000 dar, lietuviai prieš 100 dar molinėse trobose gyveno. Nu. Biški šuntam su langais atidarytais, nes kažkas Mygtuką sutraiškė. energingai spaudė tą mygtuką. Kas čia toks galėjo būti? Švedija! Sverige. Jie taip vadina. Praktinės info minutėlė. Pravažiavimui pro vartus mes jau buvom įsigiję biletą iš anksčiau. Jis mums kainavo apie 5 eurų, nes mes skaitomės keleivinę mašiną, tiesiog passenger car iki 6 metrų ilgio ir ten pasirinkom šiek tiek aukštesnį aukštį, tai iki 2,2, tai 50 euriukų buvo. Pirkom kartu su kelto bilietu, nes pažiūrėjau, kad taip gaunasi pigiau. Kemperiams ir visokiems autobusiukams, krovininiams ir sunkesniems venams perdarytiems, aišku, bus brangiau. Bet keleivinė mašinom tai tokia kaina maždaug. Tai visai gal ir normaliai, tai pagalvoju. Ir bilietų praskanavimo, prasme, tie vartai yra Švedijos pusėje. Tai iš Danijos įvažiuoji tiesiog į tiltą be nieko, tipo, o čia nais tada gali arba susimokėti, arba jau pagal numerį tiesiog mašinos praleidžia tave, jeigu esi iš anksčiau susimokėjęs. Tai va, tai reikia iš Danijos įvažiuojant neišsigąsti, kad nėra kur susimokėti. Va, ir tada grįžtant prie mano pirminio pasakojimo, paskaičiavom, kad realiai suma iš pinigų pusės mums turėtų gautis tokia pati, arba dar sutaupysim. Nes iš kuro pusės tai gaunas visiškai tas ant to, ar pirkti kelto bilietus plus šitas tiltas ir kuras iki Karlshamno, ar važiuoti vėl per žemyn iki Vokietijos, per Lenkiją ir namo. Tai
turim pagalvoti apie tai, kad mes sutaupom realiai, grubiai tariant, 2 paras kažkur, plus sustojimai visokie kavelių, tualetų, maisto ir taip toliau. Dar kur nors turbūt nakvotume mokamai gal irgi, nes norėtume sustoti dušus ir vandenis kokius susitvarkyti. O šičia mes dabar nuvažiuojam, ryte atsikėlėm, nuvažiuojam, po pietų lipam į keltą, 7 vakaro išplaukiam ir 9 ryto jau rytoj būsim Klaipėdoj. Tai, absoliučiai be klausimų, ta prasme, čia mums tas laikas susitaupo ir jeigu iš piniginės pusės tas pats, tai mažėja šansai, kad mašina sulūž kur nors dar pakeliui tos kilometrus minant. Tai va, tai toks ir sprendimas buvo padarytas, ane? Pavalgėm McDonald'e pagaliau normaliom kainom, o ne daniškom. Ne 30 už McDonald'e pietų sumoki, o 13. Tai labai gera. Lidle irgi normalios kainos, pasiėmėm bananiukų, kruasanų rytojui tiesiog pusryčiam, nes šiandien vakarienę užsisakėm, o rytoj ten jau anksti atvarysim, tai pusryčius jau net nebeisim. Va. Ir dabar užstatytas jau Google Maps'as į terminalą, 7 minutės. Pajudam? Pajudam. Va. Va čia tai jo. Pajudam. Geriausias kepšis. Va ir mūsų belangė. Belangė. Va. O, viskas, ko reikia. Welcome to Olela Yacht. Come. Here we have bedrooms where people can relax. Closet where hanging. Here we have restroom area where people can release themselves, relief. Here we have lamp where you can read. And another. This is Olela Yacht. Na va, vaikštinėjomės po laivą, žiūrim, kas čia gero visur. Va, iki to krašto gali nueiti, iki ten gali nueiti, einam ten pažiūrėti. Pasėdėsim, ateisim čia, pasėdėsim. Relax. Eat. Enjoy the view.
Sveikučiai. Belia kaip keista atsikelti tamsoj visiškoje klenoje, ta prasme atrodo, kad tu naktį atsikeli. Tiesiog. Atrodo, dabar lėksim į oro uostą. Jo, žodžiu, net nesupranti, laukia čia jau šviesų, čia saulė pakilus, dar nepakilus, žodžiu, va taip. 6 ryto tiesiog pradėjo čia eit per viršų. Sveiki, labas rytas, kviečiame visus pusryčiauti. Ta prasme, Gabriel gulim pablūdę. Ir dar tada rusiškai, ir angliškai, ir vokiškai dar, ir tada dar vėl. Labas rytas, atsidarė laivo parduotuvė. La, ateikit. Ta prasme, aš maždaug man vidurys nakties šitoje aklinoj tamsoj. Ką tu čia šneki su savo tą parduotuvę? Žodžiu, tai... Bet dabar jau reikia keltis, mūsų mašina pirma, tai eilės pirmos, tai galvojam, kad reikia turbūt judintis. Neužlaikyti frontą visą, tai susiruošiam, kad čia 5 daiktus reikia apsidėlioti, tai kol čia toks ruošimas, žinai, tai eina dabar kažkur. 8 atsikėlėm, po 8:15 jau galime eiti. Jau galime eiti. Tai žodžiu, gera naktelė buvo be lango, be langiai. Ta prasme, belen kaip šiaip gera miegot, nes yra absoliučiai tamsu. Ta prasme, vat nuo šito biški, šito šilumos to kontrolerio čiut kažkas, bet šiaip, ta prasme, absoliučiai jokio garso, nieko. Tiesiog... Tik tai tapti savo tais pusryčiais. 6. Vakar kalbėjau su tėčiu prieš keltą, sako, tik daug negerkit, nes išvažiuojant iš kelto policija dažnai stovi ir visiems duoda pūsti. Išvažiuojam iš kelto, jau prie uosto išvažiavimo. Opt, akurat. Sako, sveiki, labas rytas, pateikite vairuotojo pažymėjimą. Pateikė Monika vairuotojo pažymėjimą. Sako, na, Monika, tai pasitikrinsim. Prasipūtė Monika, nuliuka. Va. Reiškia, sidriukas per naktį išsivedino sėkmingai. Taip. Taip.